Pačiai girdėjai, kad jis pastepino ekraną, va dabar pastepino ekraną ir tu žinai, kad jis jau tenais kažkurioje vietoje yra arti, ane? Bet tu žinodamas, kad ten yra žmogus, tu shift pikinai jį, va matai? Su shifto pikinai. Tai taip neturi būti. Kai pikinė angle, kuriam tikėsi žmogaus, tu negali su shiftu pikint. Parodysi, kaip pikint geriau. To gal. Apžaidė tave visi. Aš šaudu nachas, aš nesupratau, tik kurva galva kišo, kas. Dar nesu aš taip matęs. Rampas dūmas šiaip taip metasi. Ateini čia ir tiesiog taip meti, ne? Išmeti smauką, kai pasiekė lempos galinę vietą va šitą, ne? Čia gerai, full buy padarėjai. Vėl tu atsistoji kažkuriai vietai ir tu nieko nedarai, tu tiesiog lauki, kol enemy kažką padarys arba tavo teammate'ai, ne? Ir tu jokio impacto neduodi komandai, kad daugiau šansų laimėti tavo komandai negu jie mane. Ai, čia ir medu darai. Antras stage'as mide, ne? Žaidė A, ne? Vertigo. Už city side. Ok, tu žaidė rampą? Ką? Ar žaidė rampą, ar gap? Nes yra 3 pozicijos, ne? Rampą. Ok. Oi. Šat, bet kitą kartą biškę verbuk mydę, tipo, patikrink kitą kartą biškę. Ten lastas buvo. Ne, bet tai anksčiau, ne, kai tu ir ateitinai, žiūrėk. Va, žiūrėk, tu čia kai ir ateitinai, tu nežinojai, kad jie visi va čia, ne? Galėjai. Čia pramisnau tą. Nemokė, bet panašiai metas. Sudrebėjo man pelgti. Nes matęs kaip sudrebėjo. Molis geras. Flashas tai bereikalingas čia. Blogas. Mm. Kurva, aš jo išsigandau, nahui, kai pamačiau aš. Pas dar koks faitas buvo. Nu, tai nušausi. Davai. Maladėts. Čia biški buvo blogai. Tai pasakysiu, kas buvo blogai. Pačiai girdėjai, kad jis pastepino ekraną, va dabar pastepino ekraną ir tu žinai, kad jis jau tenais kažkurioje vietoje yra arti, ne? Bet tu žinodamas, kad ten yra žmogus, tu shift pikinai jį, va matai? Su shifto pikinai. Tai taip neturi būti. Kai pikinė angle, kuriam tikėsi žmogaus, tu negali su shiftu pikint. Parodysi, kaip pikint geriau. To gal. Tu pasilikti ir jumpspotinti, ne? Nu čia šitas flashas tai nieko gero nepadarė. Jo, šiaip jo neužblindino, pažiūrėk. To neužblindino, bet tą viršui ten užblindino buvo. Jo, bet žiūrėk, matai spėja nusisuk, blogai tik susikus. Pasižiūrėk, kaip matosi tas tavo flashas, žiūrėk, matai? Jo. Žiūri lengva išdodžint tokį flashą. Tai galėsiu irgi parodyti, kaip galėtum taip flashą mestą, ne? Man patika, kad tu matai, bet tu matai, kad nepataikai. Aš dar toks, nu, ble. Šitą molotovą gali mest, bet jeigu negirdi stepų, tai gali realiai nemest, o tiesiog prasipykint, parodys irgi, kaip prasipykint rampą galėtum. Ir šiaip, tu turėtum kovot rampą, bet kadangi tavo teammate'as nekovoja rampos, tai tu gali irgi taip pasyviau labiau žaist. Tai irgi parodys, ką galėtum daryti kitaip. Ir tą patį angle naudoja antrą raundą, ne? Tai venki irgi šito, gal kažkur kitur, nu gal į sembegus pradėk, nes jie neklėrina.
Aš ten to lavono išsigandau, kur galėjau. Apie neidą. Čia geras šiaip kilas buvo. Ir taisyklingai išpykinta buvo. Ir čia geras kilas buvo. Tai žmonės čia gerai buvo. Mano tavo gepo žaidėjas bandė biškį pakovot. Turėtum eiti jam padėt. Na, gerai, išklėrinai čia rampą. Super, dabar vienas iš jūsų turėtų kažkuris rotatinti, ne? Gepo žaidėjas, gerai čia. Na. Va, dabar jau šį kartą gerai pikinai, ne? Nes tu tikėjais, kad midė yra. Nu, tipo, tu žinai, kad midė yra ir tu nepikinai su shiftu, ne? Kaip praeitą kartą ten, Jo. kur ant krano buvo. Čia buvo geresnis pikas. Toks ir prieimas buvo. Bet čia mirsiu aš šitam raundui. Nu, bet čia man, tipo, nelabai patiko, kaip tu... Nelabai patinka, kaip tu eini į tą midą. Nes tu norėtum šiaip susikurt savo space'ą, ne? Ir bandyt biškį iš toliau pikint. Aš tai eičiau va taip, iš toliau prasipikinčiau čia su headshot angle, užlipčiau ant sandbago ir taip nupušinčiau palei šitą sieną, ne? Kad iš toliau gaučiau fightą. Nes tu dabar kaip darėjai, tai nebuvo tau patogus fightas. Man bent jau nebūtų irgi patogus fightas taip kovot. Ai, žiūrėk, čia bairis bus, na. Kaip jis nepataikė. Nu, kur bet ir neina. Padariau aš jam minus 2 manau. Tu į čia va šitoj va vietoje paspotinai va. Lygiai šitoj vietoje, praeitą kartą, ne? Tai kodėl tu never, kad jis gali, tarkim, nušokti ir nusileisti čia apačion? Nes yra sandbagai va čia va tokie, matai? Jis gali nusileisti tyliai ir eit per čia, arba tiesiog per viršų eit. Bet tu jo visiškai nesitikėjai, tu galvoji, kad jis visą laiką čia ir liks, ne? Kad nejudės, tai gali būt, kad jisai pušins šito viršų arba nusileis į apačią ir pro rampą pušins, tai čia irgi tu turi biškai. Aver būt. Aš pradėjau nervuot kuruoterą. Sakau, šitą. Ai, čia buvo. Vėl never, pasižiūrėk vėl, jeigu jie prarūšintų ir tu nesi aver, nors tu va girdė, ne? Kai bėga. Turėtum tu čia būt atsitraukęs ir jau molio, oi tai yra ekrano molį įvest. Tai kaip? Jie neužšauna tas iš. Čia geras tradas buvo. Double picking, man. Ne double picking. Gerai čia buvo. Dėl to ir apsimoka imt A kontrolę, kad tu žinotum, ar yra rampai kažkiek žmonių. Ir jeigu nieko nėra, tu pasilieki vienas ir tą gepo žaidėją siunti arba antrą į mid, arba antrą į B. Šitas flashiukas geras, tu meti už jo. Stabdai rušą, čia gerai. Vėl shiftini pikini angle su shiftu ir čia paspaudai W ir A raidę, matai? W ir D, sorry. Dėl to gal į galvą. Čia turėjai pikint su A ir jeigu pamatai, jis streifini su D raidė. Gal shift pikini. Negerai čia buvo, kad shift pikini. Va, girdi, kad bėga. Labai prastas trackingas buvo. Galėsi parodyti pratimą, kur galėsi tobulinti savo trackingą. Tai teammate'ai po kojom neįdėti.
Čia gerai ir jie džesinai savo krosėlą, viskas savo buvo. Jo. Pistol raunde, tiek ant ST, tiek ant Tero visada pirk armorą, ne? Visada. Nepalik tiesiog 800 šaibų. Pirk armorą visą laiką. Čia šiaip pagal viską turėjai girdėt kaip lederį pušino, nežinau ar tu pakolinai čia. Bet jis padarė sauną, kad lederį pušino ir tu labai puikiai girdėjai, tai... Pirmas killas vėl trekingo nėra, o antrą killą ten gerai nutrekinu žmogų. Ir tu pasidėjai bombą, tai kai pasideda bombą, pasižiūrėk, tu turėjai 4 štukas, 200, o ne? Tavo komanda turi 3-7 ir 2K. Kai tai jie normalus, nu vis tiek čia reikėjo daryti bajų. Kai padedi bombą, kitą raundą reikia daryti bajų, ne? Reikia forcint iki galo. Nes mentai neturi irgi daug šaibų ir gerų ginklų. Pusė iš jų komandos negali nusipirkti MK'o, ne? Tai tau reikėjo čia pirkti kalašą ir kitiem reikėjo Maktinus pirkti. Tai kai padedi bombą pirmam raundė, tai siūlau neseivint pinigų, tiesiog bandyt kalašą nusipirkti. Ką kontaktą ir jis iškart išvykti. Vėl dabar, žiūrėk, tu bėgi rampą. Pukšt, nusisuki į gapą, bet tai rampai žmogus irgi gali būti. A ne? Tai tave galėjo daug kartų iš rampos nušauti. Tu pirmas sponas, tu šiaip neturėtum flashinto, tiesiog beveik bastersus paimti. Nebent tu čia kažkokį fake'ą nori daryti. Tipo... paholdint kažkurias vietas nugarą, ten viskas ok, bet tai tipo, tu nelabai impaktą atneši komandai. O impaktą komandai atnešt galima per tiesiog space'o teikinimą, ne? Pavyzdžiui, imi rampos kontrolę, imi B kontrolę arba gapo kontrolę. Kažką imi, ne? Bandai imti. Tai dažniausiai tu būni impactful. Ten tiesiog žiūri į lederį kažkodėl, stovi ir tik tais bėgi su teammate'u. Čia susipisau. Tu žinai, kad iš čia, a ne? Tu žinai, kad iš čia to tiesiog svingini. Man kažkodėl kuro kilo idėja tiesiog laukti, kol jis tai išpykti. Ir čia CSD. Ne, jis matė tave pirmesnį negu tu jį, nes tu arti angle buvai. Dėl to tai buvo, pasižiūrėk. Matai? Jis tave matė. Dėl to tave nušau. Ne per sieną čia. Bet kilo kaip per sieną. Nu jo. Čia gerai, full buy padarėjai. Vėl tu atsistoji kažkurioje vietoje ir tu nieko nedarai, tu tiesiog lauki, kol enemy kažką padarys arba tavo teammate'ai, ne? Ir tu jokio impacto neduodi komandai, kad daugiau šansų laimėti tavo komandai negu jie mane. O čia tik pradedi judėti ir... irgi yra daug klaidų klėrinime. Blogai gan klėrini. Čia irgi flashą nafui tokį. O, ir svinginai, viskas gerai buvo. Bet prisvingindamas vėl tenais shift peekinai, ne, tai... Va. Va čia atėjai ir shift peekinai, žiūrėk. Va. Vėl žodžiu parodysiu, kaip taisyklingiau šiandien. Valandas pasigarsinti, jeigu negirdėk tokių dalykų. Čia gan gerai buvo, bet parodysiu dar kaip geriau galima būtų užlipti čia. Bet čia ką padarėjai buvo gerai.
žaidimą, žinai. Legitas išmokė. Apžaidė tave visi. Vėl. Šaudu, aš nesupratau, tik kurva galva kišo, kas. Dar nesu aš taip matęs. Vėl tu pirmas bėgi, vėl meti flashą. Ir tas tavo flashas, man atrodo, nėra labai geras. Žiūrėk, jeigu aš... Ai, nu gal ir geras, gal ir sutrukdytų, jeigu va taip apykintum. Pasižiūrim šitą žmogaus POV. Gerai, gal jam ir blind, bet... Yra geresnis biškis flashas, kurį galėsim parodyti tau. Čia gerai, kad nesuabėjai, iš karto į mitą, čia labai gerai. Nice shot. Vaito nepažiūrėjau aš. Ne, tai aš būčiau irgi nebesitikėjęs, jeigu aš duonu šaunu. Nu čia prieš low elo lošia, tai tipo jie čia. Bet čia ką padarėjai, čia žiūri buvo gerai. Tas decision makingas tavo buvo geras. Va čia kai jai padėt teammate'ui iškreidintis, čia buvo gerai. Nepasilikai beitint, čia buvo super. Taip, kaip rampas dūmas metasi visų pirma. Tai čia full util nusipirko. Rampas dūmas šiaip taip metasi. Ateini čia. Ir tiesiog taip meti, ne? Išmeti smoką, kai pasiekė lempos galinę vietą va šitą, ne? Aišku, tik tais pas tave gali užlipt va čia, ne, žmogus ir pas gali užlipt. Ir čia dažniausiai tave matys iš viršaus, ne? Čia, matai? Pašaudo biškį ir mato, ar tu čia lipi ar ne. Tai turi būti tave, kai meti tokį dūmą. Įsimeti dūmą, bėgi kraną, pasimolini ir gali pasiflashint savo tokį flashą ir pykint taip, ne? Arba gali tiesiog, jeigu tą meti dūmą, tiesiog tokį flashą įsimeti ir taip pykint gali, ne? Toliau už city side'ą buvo klaida čia, kur pastepina žmogus, ne? Va šitoj vietai. Atsimeni? Ir tu iš tos vietos taip va pykinai shiftu, ne? Tai pikas taip turėjo atrodyti, ne? AD, matai? Arba galėjai va taip va pykinti iš tos pusės. Bet jokiais būdais ne į angle su shiftu, taip. AD ir tiesiog streifini. Jeigu tikės žmogaus, visą laiką tu turi counter streifin. Gali, pavyzdžiui, net su crouch'ą padaryti, ne? Pavyzdžiui, tikės konikė, kad žmogus yra AD ir taip išklėrini viską, ne? Taip, ką dar tu galėtum padaryti už city side'ą? Tai gali net iš sandbago ateit ir tokį flashą mesti, ne? 2 klikus laikai pelės. Ir čia tokį flashą įsiflashini savo, ne? Toliau yra off-angle labai stiprus šitas. Jeigu tu jį naudosi, čia free minimum vienas healas. Nes dažniausiai žmonės, kurie bando eiti gapą, jie tiesiog klėrina gapą, va taip, ne, ir laiko, o tu va čia stovi. Ir jie dažniausiai tavęs neišklėrina normaliai. Yra ir va čia off-angle lygiai toks pats, ne? Laikai užšokimą gapą. Jeigu šoka, tu jį matai, viskas, ne? Gan stiprus irgi off-angle. Toliau jump spotas, kurį darėjai, irgi buvo gerai. Tarkim, pamatai žmogų, gali molį. Arba gali čia ateiti irgi molį. Ne? Ir pasakai info, kad jį yra prie A, atitinkit pas mane A kažkas. Toliau tą kono flash atsimeni, metėjai kažkokį, nežinau, va taip kažkaip 100 metų turėjo. Į kitą pusę. Kažkaip metėjai, nesvarbu. Tai kitą kartą, realiai, manau, galėtum va tokią net flashą įsimesti, ne, nes mažiau galima, mažiau laiko yra sureaguoti. Ir išpykinė, ne? Tai aš tokį tau siūlau flashą mest, o ne tokį, kur nuo žemės kur 100 metų matas, kaip krenta, ne? Čia kai ta situacija buvo, kai tu molinai tą midą ir blogai klėrinai midą, nu tipo blogai pušinai, tai pagal šitą pusę ir tada čia jis nušovė, kaip reikėjo eit. Tu išklėrini čia, įmeti tą molį, išsiklėrini čia, kad tikrai jo nėra,
Prieini su shiftu. Maždaug toks clearas mido turėtų būti. Ane? Mhm. Ir tu, kai nori pikint kokį nors angle, tai aš tau siūlau visą laiką stengtis kuo toliau pikint, ane, nuo jo. Nes jeigu tu pikinsi taip, tu tipo jam greičiau ant ekrano būsi. O jeigu iš toliau pikinsi, tai tiesiog tu jį greičiau matysi, ane, nes kuo tu toliau nuo angle esi, tuo tu jį greičiau matai, tipo nuo sienos. Ne, jeigu tu taip pikinsi, jis va jau dabar tave matytų, tu jo dar nematai, ane? Bet jeigu tu pikinsi iš toli, tu jį greičiau matysi. Jeigu jis, pavyzdžiui, va taip pikins. Arba savęs. Toliau už T-side dar buvo... Man nepatiko, kaip tu clearinai midą. Tai dabar galiu parodyti, kaip iš tikrųjų reikia clearint midą, ne? Visus angle bandai išclearint, ne? Tu bandai pikint, taikinukas ant sienos, išpikini, op, ane? Vėl taikinukas ant sienos ir bandai taip išpikint, ane? Išclearint angle. Kažkas tokio turėtų atrodyti tas mido, šitas clearas, ane? Galėčiau realiai, galiu tau parodyti porą playų, kuriuos galėtum daryti už T-side, kad daugiau impakto gautum, kad tu va čia nestovėtum AFK, ne? Kaip per demo. Tai gali išmokti gapą smoką. Ane, tu, man atrodo, čia kai atbėgsi, jisai jau turėtų būti nukritęs o šitą vietą, ne? Gali būti tavo rampos dūmas, gali nebūti rampos dūmas, bet aš dažniausiai, kai įsimetu savo dūmą, aš tiesiog savo įsiflešinu čia ir užlipu, ne? Nes aš maždaug nelabai tikiuosi, kad žmonės pušins va taip per dūmą, ne? Kartais būna, kad tai pušina, bet dažniausiai čia kažkoks žmogus man prilaiko, man bent jau, ne? Tai vis tiek reikia būti aver, aš tą dūmą įsimetu, aš įsiflešinu ir aš tada klausau, ką gepo žaidėjas daro, ne? Ar jis eina per dūmą ir kovoja čia, kai tu tuo tarpu jį girdi, kaip jis išeina ir tu gali praeit pro dūmą, ane? Ant timingo ir tiesiog gali sakyt, palauk, nemirkit ir aš einu aplinkoje, ne? Ir nušauni čia visus. Tai toks playas yra, gan abusinu aš dažnai. Arba gali įsimeti šitą dūmą gepo, čia įsiflešini, čia užsišoki. Įsimeti tokį flashą ir per dūmą pats išeini, čia sušaudai viską, ne? Nes čia jam full blind būna. Ane, tai tokį dar playą gali daryti. Toliau kitas playas, kurį gali daryti. Tai gali įsimesti čia rampos dūmą. Įsimeti rampos dūmą. Palaukia, pasižiūri, kas vyksta. Gal jam molė meta, neida, flashą, nesvarbu. Ir tada gali pabiškį prasipikint, ane, prasipikinį gapą. Ir tada gali pabiškį clearintis, ane. Arba viršų gali clearint, arba apačią. Ane, ir taip prašyto dūmo gapą gali taip praeiti. Toliau dar ką galėtum padaryti, tai pasimt gapą iki galo. Kadangi tu dar turėsi molį, galbūt ir flashą. Tai va čia molis eina, right clickas, žintrau. Ir čia flashas. Ane, šitų aukštesnių flashukų. Avai, ant taškiukų. Ir taip įsipikinė, ne? Molis, toj parodau, kur jisai dega. Molis dega gapę, tai jeigu žmogus čia holdina, ne, ir nusprendžia tave pushint, tavo flashas atskrenda. Ir jisai turi du pasirinkimus, arba jis turi nusisukt nuo flasho ir tu pikini, arba jisai gamblina ir žiūri į flashą, ne, ir galvoja galbūt, kad tu greičiau pikinsi, negu flashas popins, ne. Tai yra čia du pasirinkimai. Tu labai didelį savo advantage'ą pasidarai, nes tu flashini ir tiesiog arba jisai nusisukęs, arba jam full blindą, ne? Kai tu išpikini. Tai taip gali pasimt gepo kontrolį nemokamai. Ką ant B galėtum daryti, tai... Nežinau, tas molis visai geras buvo. Išsiklėrinė vaitą, paspamini čia. Gali išsiflashint savo defaultą. Išsipikint defaultą, ne, galbūt pavyks savo užlipti čia. Ant woodo. Ir gali kažką bandyti kukinti, ne, su savo komanda, žiūrint, kad tavo komanda darys.
Nes vienam čia buvo biški gan sunku paimti. Neturiu solo playukų kaip aš baimu, aš tiesiog dažniausiai klierinuosi. Fast reflexas, ne, ateini, užsiti saidą, pasiperki dyglą ir tiesiog susirandi kokį botą iš toliau ir bandai jį nutrekinti, ne? Ir taip jį sekė, žiūrėjau. Va, susirandi botą ir trekini jį, ne? Trekini ir tada šauni. Jeigu nepataikai, toliau trekini ir bandai jį pagauti, ne? Taip savo trekingą iš to palinsi. Pasirinkit setus. Nusipirk dyglą dabar. Ir dabar susirandi tolumoje kažkokį botą ir bandai jį trekinti, ne? Nebandyk, tipo, atspėt, kuris bėgs. Tu turi trekinti, ne? Nes tu dabar ten biškai padėjai crosshairą. Nežinojai, kuris bėga vieno trajektoriją. Kaip... Ai, čia ir medu dalykai. Antras raidžas mide, ne? Svarbiausia, tu turi su AD, ne? Pamatai žmogų, AD spaudi, sustreifini ir tada all good. O čia pasižiūrėk, iš visų pusių yra, aš net tokia nežaidęs. Maždaug bandai AD, ne? AD ir dabar gali kraučinti, jeigu nori. Jeigu tau reikia kartais. O, taip, teisingai. Čia kur važiuojame. Bet jo, va, jau dabar teisingai pradeda bykint. Viršus terso neiškėlė. Tipo, pažiūrėk biškį mano streamą. Tu kai... Čia va klėrinė, ne? Palauk, čia turiu biškį. Tu kai klėrinė, nebūtinai šitas botas bus čia, ne? Nebūtinai čia stovės. Jis gali visur stovėti, ne? Tarkim, ant railingų gali stovėti, ne? Gali stovėti ant bokso šito, tarkim. Tai tu maždaug stenkis net ir off-angle kiekvieną. O jis dažniausiai čia žmogus nestovi, dažniausiai čia stovi, ne? Tai tu pradėsi išmokti ir off-angle visokius klėrint. Kur pagalvoti ant grafitų.